Sveiki, tai su pastukimo su Valdu. Tylos diena, tokia kai visą laiką tyla, ramybė, toks geras jausmas. Nors pas mane pastaruoju metu jau vis dažnesnė ta tyla, vidinis komentatorius pritildytas iki maksimumo, minčių mažiau, išeina jas parūšiuoti, smagu pastebėti dalykus, besikartojančius, atsitraukti nuo kai kurių situacijų, kaip sakant, plečiam dėmesį. Tai va, svarbiausia, ką darykit praktikas, kas šitam keliai turbūt yra sunkiausia, nes kai visą laiką mūsų protas visą meniu atsiūs, kad tik nedaryti, tai laiko nėra, tai reikia tą daryti, tai tą, bet ką be praktikų turbūt čia sunkiai tą kelią į save atrasi. Tai va, sėkmės visiems nugalėti savo ego, būkit laimingi, mylėkit save ir gražios visiems dienos.